Kartą gyveno 12 nykštukų. Sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužis, birželis, liepas, rugpjūtis, rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis. Gražiai gyveno, pykdavosi vieną kartą per mėnesį, labai trumpam ir tik todėl, kad labai mėgdavo susitaikyti. Sausis, vasaris ir gruodis buvo rimčiausi iš visų nykštukų. Visus metus jie ruošdavo dovanas ir jas pakuodavo. Nieko negalima palikti paskutiniai minutei, sakydavo jie. Kovas, balandis ir gegužis labai mėgo išdykauti. Į savo darbelius įtraukdavo ir kitus nykštukus. Jie skambinėdavo kaimynams į duris ir pabėgdavo. Pasakodavo pokštus, krėsdavo išdaigas ir tvirtino, kad svarbiausia gyvenime yra neužsigniaužti. Birželis, liepas ir rugpjūtis labai mėgo gaminti. Vieną kartą per 3 mėnesius jie rengdavo piknikus ir pristatydavo šviežiai sukurtus sezono valgius – žiemos, pavasario, vasaros ir rudens. Šios šventės visad baigdavosi dainų ir šokių konkursais, kuriuose nugalėdavo visi. Rugsėjis, spalis, lapkritis buvo atsakingi už dovanų išvežiojimą ir išslapstymą po eglutėmis. Tačiau šis darbas patiko ir kitiems 9 nykštukams, todėl jie taip pat prisijungdavo. Vienintelis dalykas, kuris temdė nykštukų padangę, buvo kartas nuo karto pasitaikantis pasaulio sukratymas. Tada nykštukai makaluodavosi aplinkui, jų ir kaimynų nameliai susiversdavo ir kai kurias per sukratymą sugadintas dovanas tekdavo perdaryti. Iškart po sukratymo nykštukų pasaulyje imdavo snigti. Nėra to blogo, kuris neišeitų į gerą, sakydavo tada nykštukai. Po kiekvieno sukratymo pas mus taip gražiai sninga.